Knygų lentynose šalia gausiai iliustruotos Lietuva 101 įdomiausia vieta pasirodė ir 101 gamtos stebuklas. Knyga, kurioje iš daugybės unikalių Lietuvos gamtos kampelių jos autoriai atrinko, aprašė ir į 10 temų surūšiavo įdomiausias kalvas, daubas, upes, girias ir kitus ypatingus reiškinius. Ar tai iš tikrųjų gamtos stebuklai? Visada mes su kolega Zigmantu Gudžinsku, abu autoriai, visada stengiamės atsakyti, kad čia susitarimo reikalas. Šiaip jau gamtoje lyg ir nėra stebuklų. Tada, kai neblogai ją pažįsti ir žinai, viskas tampa lyg ir labai elementaru ir aišku, tačiau tam atradimui niekada nėra galo. Ir štai čia būdami, sakykime, prie Pučkorių atodangos, o tai iš tikro Lietuvoje ne šiaip jau paprasta vieta, 65 metrų aukščio atodanga, ji yra gyva, vadinasi, visą laiką dar yranti, visą laiką atsinaujinanti ir kviečianti tokiu šviesiu geltonu smėliu, yra lyg savotiškas stebuklas. Ir mes jį galime suprasti labai įvairiai, galime žvilgtelėti ir mėgautis tuo bendruoju vaizdu, štai kokia ji didelė, plati, bet kiekvienu metų laiku čia galime surasti augalus, būdingus tik tam metų laikui ir ko gero tik tai būtent šitai vietai, smėlingam tokiam šlaitui, labai anksti pavasarį čia žydės geltonuos šalpusniai, bus pirmieji bitiniai vabzdžiai, kurie smėlyje kasa duobutes. Sakykime, kitoje vietoje surasime šaltinį, kuris yra būtent toks, beveik vienintelis, štai garsusis Smardonės šaltinis, mineralinis, kuris teka, kuris kvepia, kai kas sako, nemaloniai kvepia, gal iš tikro, bet jis unikalus. Jisai toks yra mūsų krašte vienas. Lietuvos gamta yra be galo turtinga ir 101 stebuklas dar neišsemia visų jos turtų. Aš manau, kad jie mūsų visų dar laukia. Ši knyga tai taip pat yra lyg paakinimas ieškoti ir ne tik ieškoti to, kas jau surasta, bet kas dar neatrasta.